Labas rytas, sako mes, iš savo naujos kelionės, vėl pilna mašina daiktų. Ką valgai? Bulką. Mes jau šiaip Italijoje ir važiuojam į Lietuvą. Taip, dudų. Tai va, šis video bus tiesiog taip, važiavimas į Lietuvą, porą kempingo, kažką tai pamatyti pakeliui, kažką nepamatyti. Sekantis video bus turbūt jau keliavimas į kitas šalis, bet dabar tiesiog parodysim, kaip mes važiuojam į Lietuvą, iš Nicos. Važiuosim 3 dienas, neskubėdami, su 2 nakvynėm kempinguose, jeigu priims mus ten. Tai va, dabar jau esam Italijai, jau kokias 2 valandas važiuojam, tai dar šiandien liko kažkur 7 valandas kelio iki Austrijos. Tai štai pradeda mūsų 2024 metų vasaros atostogas. Let's go! Taip ir važiuojam nuobodžiai Italijos greitkeliais. Nei ką čia pamatysi, nei kur sustosi. Tiesiog važiuot. Atėjo savo reikalais. Užsiima. Netoli Milanas kažkur apvažinėjom greitkelio. Nusukom nuo greitkelio biškį kūrą užsipilt. Čia tokioj vietoj. Užkampis kažkoks. Šalia Veronos. Pavalgysim šiek tiek, nes jau pietus toj. Matėjo, kokį ten sex toys tu ieškai. No, čia nebėra, jau nebeveikia. Labai keista šita degalinė. Kažkokių rumūnų pilna. Musulmonių. Visai ne kaip Italijoje. Matėjo lauktuvės, jau dar jau valgo lauktuvės matėjo, nu, ką padarysi. Kiek čia liko 4 valandos dar važiuot iki savo kempingo, jeigu priims ten mus, tai reiks dar vis tiek sustoti. Tai kol kas važiuojam ir iki sekančio sustojimo. Iki. Važiavom ir pagaliau sustojau. Autogrill, Italija. Kavos pasimsim, gal užkasim kažko. Ir gal jau paskutinis sustojimas, čia liko 200 km. 180. Matėjo, kur tavo batai? Laidininkas, ponas. Atsibodo važiuoti jau. 700 nuvažiavau jau. O, ne. Nu, nebetoli. Eime pažiūrėt, kas čia gero. Matė, taip nevalgo niekas. Su šakutė. Taip. Nieko gero nėra tose valgyklose. Čia geriausias, ką radau, tai lazanija. O daugiau batonai ir batonai. Ir dar radom popkorno. Bus vakarieniai popkornai. Tęsiam savo kelionę. Šitą
atkarpa labai graži čia. Eina pro Alpes. Kas yra, Matėjo? Gražus vaizdai čia pro Alpes. Kirsim Alpes. Kirsim šitą kalną. Kirsime Alpes pro šitą kelią ir išlysime Austrijoje. Paskutinį kartą pro šitą kelią važiavau į Lietuvą gal prieš 4 metus gal kažkur. Dar Matėjo nebuvo, atsimenu. Tai tokie prisiminimai. Važiuoju netoli Austriją. Prisiminiau, kad reikės už kelius mokėti, vinjetės reikia. Greitai sustojau. Internetu šiais laikais nusiperki ir viskas. Taip reikėjo ne vienos dienos, o 10 dienų pirkti, nes mums reikia šiandien ir rytoj. Nes nakvosim Austrijoje. Tai 10 eurų, kiek tai 11. Normaliai. Kiek liko? Valanda 15 minučių. Lekiam. Austrija. Sveiki atvykę į Austriją. Nėra jokio didelio ženklo, kad Austrija. Štai mes jau visai šalia savo kempingėlio. Bet ten traktorius kažkoks kažką tai remontuoja. Dabar visi stovi ir laukia, kol įleis. Turėtų toj čia leist, manau. Čia Lenkai atvažiavo kažkokie, vokiečiai. Gavom vietelę. 30 eurų, nemažai. Čia tokia prie žmonių gavom vietelę. Čia Matėjo jau duodės. Va, greit įsikūrėm. O čia. Čia iš karto maža žaidimo aikštelė. Einam baseino paieškoti, gerai? Nori suptis? O, va, turim baseiną kokį. Už tai 30 eurų. Matėjo galės išprotėti dabar. Slidu. Šalta. Kaip čia padaryta kažkoks? Šaltas? Oho, šaltas vanduo čia bėga. Tai čia valasi tas baseinas visada. Matėjo pamaivą. O, čia kokia teritorija. Žvejoja ten savo. Solelių yra čia. Čia šiaip yra ežeras šalia. Ten kalnai matosi. Valčiai yra.
kaip Lietuvoje, galim sakyti. Čia žvėjai su palapinėm. Čia liptas. Lipti. Lipti. Čia padaryta, vat išbėga į ežerą turbūt. Ir gaunas visada šviežias vanduo. Jau mes vakarojam, vakarieniaujam. Matėjo, Edrūnas beveik viską suvalgė. Kelnais nueina pažaist. Gražus vakaras, ramus, tylus. Kažin nuodų bus ar ne čia, prie ežero. Gal eisim pasivaikščioti dar, gal nebeisim. Reiks eit ilsėtis. Nes rytoj mačiau vėl kokie 900 km laukia, tai reiks anksti keltis ir judėti, kol kamščių nebus. Bet dieną taip ar tai bus kažkur prie Vienos, jaučiu ten kamščiai bus. Ką reikia užkasti ir reit miegot. Iki. O la la. Vėlen kaip lyja naktį. Viskas šlapia. Pagau. Labai šėduo. Sušlapo. Viskas sušlapo. Nu ir naktelė buvo. Tai Matėjo vartės, tai lyja paskui pusę nakties. Bet palapiniai sausa. Tai gerai laiko. Nėra pati brangiausia, bet vandenį atlaiko. Liuks. Einam valgyt pusryčių? Ok. Apsiniaukia šiandien. Reikia bandyti droną pakelt. Pažiūrėsim, kas čia per ežeras. Pasaisyta. Atsargiai nenugriūk. Prieplauka čia tokia laiveliai. Gražiai padaryta. Šiek tiek paskraidžiau. 30 metrų tik leidžia kilti į aukštį. Nesąmonė. Nežinau kodėl čia. Gerai, reikia važiuoti, mes labai užsivėlinam šiandien. Kam čia skambini? Austrijos traktoriai. Užsipylėm biškį kuro pigesnio jau. Austrijoje jau geriau. Kainos euras PM4 benzinas. Taip važiuojame Matėjo. Ir ką liko? Vėl 9 valandas. 850 km iki sekančio kempingo. Taip kad važiuojam. Staptelėm šiek tiek kavos. Greitai tik čik ir važiuojam. O, Matėjo, kaip gyvenam bardakė. Čia jo namai.
Kavos pasiėmiau ir viskas. Buvo šnicelio, galvoju paragauti, bet dar rytas, tai per pietus sustosim kažkur. Gal jau Čekijoje būsim. Štai Austrijai, tai čia labai jau lėtai judasi, važiuojasi, nes 100 km per valandą, visur radarai, max 120. Nu važiuok. Nėra rakta, matai? Sugedęs čia kažkoks. Tai va, greit nepalėksiu, nes radarai nežymėti. Praeitą kartą atsimenu, kai važiavau į Nicą, tai čia ir nufotkino mane, bauda atėjo po to. Būtent Austrijoje. Tai reikia atsargiai. Pravažiavom Vieną, Austrijos sostinę. Ir va, pietų metas. Merci. Galės nors Mateo išsidūkt prieš miegą. Ir šiandien bus burgeris. Reiks eit burgerį užsakyti. Nusimausi batus. Durs koja. Greito maisto. Ir keliausim. Lyja, šalta. Pabėgomės ten iš to Burger Kingo, nes šalta valgyt lauke. Ir šiaip reikia lėkt. Važiuot. Tuoj atvyksim į Čekiją, čia pasienis. Senas dar. Kontrolė dar keistai čia viskas. Nieks nepasikeitė per daug per tiek metų. Čekijos, Austrijos pasienis. Ir sveiki atvykę į Česką Respubliką. Trumpai dar sustojau, nes miegas tai paėmė, kai matėjom miegojo. Tai judam. Kiek galim, tiek judam. Va, mes šiandien šlėta judasi kažkaip, einasi. Kitas sustojimas jau bus tikrai Lenkijai. Tiek jau čia beliko tos Čekijos. Tai varom, lekiam. Na, mes Lenkijai šiaip nesenai važiavom. Sustojom tokiam kaimelį iškart. Kūrą dasipylėm. Zlotą nusimam šiek tiek. Vėl dudų rodai savo. Tai va, liko 2,5 valandos tokio kempingo, bet nežinau, ar mus priims ar ne. Nes jau bus 7 vakaro. Gali būt, kad nieko tai nebebus. Va tada tai bus įdomu, ką daryti. Reikia spaust. Iki. Va, toks lietus. Vis dėlto priėmė mus į šitą kempingą. Jau taip nenorom. Davėm kažkokiai darbuotojai 20 eurų. O šalta čia, blin. Bet vaizdelis koks geras. Ežeras, pušynas ir mes tarp pušų. Va, čia taip įsikūrėm palapinę šlapę dar. Dūmai eina ten
Laužą kūrena. Eisim po to. Mama, Pavalgysim, eisim apsidairyti. mama. Tokį pležiuką čia turim. Su šlapiu smėliu. Vėl lyt pradėjo, vat nesąmonė. Čia Mateo žaidė šiek tiek. Atėjom į kitą pusę. O čia kempingas. Čia ežeras. Ten lietaus debesis. Ten dar kempingas. Čia teritorija nemaža. Bet tvarkos nėra. Kur kas nori, ten tas stato savo kemperį palapinę. Vanduo koks nešvarus čia. Žalias kažkoks. Gal žydė ar kas čia jam. Tokia va mūsų diena šiandien. Eisim miegot. Ir rytoj paskutinę dieną pasieksim Lietuvą. Išmiegojom. Vėjas koks ryte pakilęs. Savo kaip šalta. Anksti švinta čia kažkaip. Anksti temsta, anksti švinta. Kiaušinukai verda. Greit pavalgam ir 7 turim išjudėti jau, manau. Nėra čia ko. Susitvarkėm. Pavalgiam. Jo, rodai, kad valgai. Gerai. Paliekam savo gražiąją vietelę. Šiaip čia labai faina būtų. Jeigu ne vienas dalykas, tai šalta. Bet jeigu ant gerų orų papuolus, tai čia pušynas, ežeras, smėlėtas krantas, kas reta. Nu, gražu. Nu ką, važiuojam į Lietuvėlę. Šiandien turim pasiekti Lietuvėlę. Važiuojam namo. O, kaip banguoja. Vėjas koks. Baras nedirba. Ką jums primena šitie tuneliai metaliniai? Ogi Varšava. Taip, mes į Varšavai. Valia, sustojom. Truputį prasivaikščiot. 2,5 valandos važiuojam, tai reikia eit pasivaikščiot, biškį pramankštint raumenis, Mateo. Sportuok. Čia nindzė čia ar kas čia to? O, valio, stiprus dabar tu. Eime pažiūrėti pardį. Biškį pasimėm pavalgyti kažkokio lenkiško košės. Užkasim ir keliausim, judėsim. Strigom šiek tiek Lomzai. Lenkai nepasidarė aplinkelio per miestą šitas parkavimas.
Tai kamščiai pastovus čia. Fūros važiuoja per miestą. Vaikai kvėpuoja. Smarvė šitą. Staptelėjom kūrą pigaus pas Lenkus užsipylėm. Užsukom parduotuvę Biedronką. Čia. Kiek čia žiūriu liko? 4 valandos kelio iki savo kaimuko. Lietuva jau nebetoli. Matėjo iškentės, dar išsėdės. Nu ką, turbūt Lenkose jau tiek to. Dar kažkur kavos pasimsiu, nes čia nėra. Ir susitiksim jau Lietuvoj, Lietuvos pasienį gal. Iki. Štai ir atvykom Lietuvos Respubliką. Pasitinka su remontais. Dideli remontai čia vyksta, žiūriu. Gal pagaliau kelią darys. Greitkelį kodėl. Sveiki, sveiki paskutinį kartą jau iš šio video. Kadangi mes jau beveik atvažiavom. Mūsų tikslas buvo Radviliškis. Ir mes dabar jau Šeduvoj, tai čia beliko keli kilometrai. Ką čia atnešiai? Tai va tiek ir užtrukom. 3 dienas. Pernelyg neskubėdami. Ačiū. Taip. Nuo Nicos iki Radviliškio kažkur 2400 km, mes nuvažiavom kažkur 2,5. Nes dar į kempingas važiavom, taip toliau. Niekur per daug į lankytinas vietas nevažiavom, galim sakyti, kempingai ir kelias. Ilgas kelias. Bet, ką, savaitę pabūsim Lietuvoj ir prasidės mūsų tikra kelionė, galim sakyti. O kur keliausim ir kiek laiko keliausim, pamatysit kitame video. O dabar tiek. Pasekit mus, nes bus naujienų. Sakom, iki kitų kelionių. Ate, Mateo. Ate. Pyp.